klausimas. Klausk. Pirmas klausimas būtų, kada mano gimtadienis? Oi, gimtadienis visai nesenai buvo. O gimimo metai 92. Kiek metų sulyje? Apvalus jubiliejus. Apvalus skaičiai 30. Ar tiek? Teisingai. Ką dar nori paklausti? Ar norėčiau paklausti, ar mano ūgį, žinai, kokius yra mano? Truputėlį didesnis už mano. Tai būtų koks 1,80 m. Beveik pataikydam 2 centimetrais. Pamažinti. Į kurią pusę? Į mažai. 1,78 m. Jo. Nu, o mane praaugai visais kokiais 4 centimetrais. O gal dar, žinai, kokios spalvos mano akis? Galvoju, gal kaip mamos, biškė į rudumą. Ne visai, bet šviesesnės biškės spalvos. Šviesesnės. Kaip mūsų uniforma. Žalsvas. Jo, žalsvas. Lankiau Daugantą mokyklą, mes visą laiką kartu važiuodavom, mane veždavo į mokyklą. Jo, būdavo tave paleisdavo ir sudavau į Birutės gatvę. Ir man kartais sakydavo, kad penktadieniais nėra pirmų pamokų, nebūdavo tenais. Tai tada atskirai jau važiuodavom. Buvo taip. Tai iš tikrųjų tos pirmas pamokas būdavo, tik tai, kad norėdavau pamiegot biškį ilgiau. Viskas aišku. Ja, tai būdavo ten tos pirmą pamoką, Bet būdavo, bet nebūdavo. Jo, būdavo, bet nebūdavo. O man kaip liūdna būdavo vienam važiuoti. Taip. Visą savaitę kartu, penktadienį vienas. Baigiamą mokyklą, pasirinkau gerą profesiją. Ir tapai policininku. Nes turiu labai gerą pavyzdį. Nu ir kaip tau? Nenusivylei pasirinkimu? Ne, Patink būt policininku. nesigailiu. Jeigu reikėtų vėl per naują rinktis profesiją, tai greičiausiai, kad vėl tą pačią pasirinkčiau. Nu tai gerai iš tikrųjų. Kai yra mėgiamas darbas, visai gerai dieną greitai praeina. Prisimint, kaip važiavom stoti policijos mokyklą. O prisimenu visą savaitę Klaipėdoj gyvenau. Kai reikėjo laikyti fizūrą, bėgti 3 kilometrus, aš buvau tavo vienintelis ragalis. Ir treneris prie to pačią dar buvai, tai su 3 kilometrų. Su roleriu nuveždavo, įsimatuovom 3 kilometrus, paleisdavo ir žiūrėdavom per bėgį. Pirmus kartus sunku buvo. Yra ką prisiminti. Sveikinu tave su tėvo diena. Myliu, džiaugiuosi, kad turi tokį pavyzdį kaip tu. Oi, ačiū man tokiai nustebinai su tokiu sveikinimu, sėkmės tavo tarnyboje. Ačiū.